dabar aš tiesiog grįžau su mažu kūdikėliu ant rankų ir kurį laiką irgi taip jau lipau sienom, galvojau, ką čia daryti, kaip čia savai prasminti. Vaikas nėra suaugęs žmogus ir mes negalim tikėtis iš jo, kad jis suvalgys taip pat, kiek mes, ar kad jam viskas patiks taip pat, kaip mums. Mes turim daug daugiau patirties šitam reikale. Mamoms, kurios augina mažus vaikus ir nori kontroliuoti ten, pavyzdžiui, cukraus kažkokį suvartojimą ar kažkokių produktų neturėjimą namuose, tai vis laiką sakau, kad jūs tą gali daryti iki tol, kol vaikas išeis į sociumą. Ir tada supratau, kad mano tikslas yra formuoti sveiką santykį su maistu. Norėčiau rekomenduoti ir kitom šeimom, tai tiesiog vaikus įtraukti labai daug ir dažnai į kasdienę maisto ruošą. Kas nepatinka, turbūt kas man labiausiai kliūna nemažoji daly restoranų, kad vaikų meniu yra paliktas, pažiūrėti jį labai atsainiai, turbūt gal su mintim, tai vaikai vis tiek nieko nevalgo. Mano pačios kaip mamos asmeniškai nėra toks, kad mano vaikai mėgtų viską, ar ne, ką aš paruošiu, ar ką mes perkam, bet kad jie gebėtų atsirinkti, kad jie neatmestų. Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai. Su jumis vėl sveikinamės mes, tinklalaidės Ar valgoma kūrėjos Evelina ir Laura. Dėkojame už šią gražią ir jaukią studiją mūsų draugams Audiotekai. Taip pat jiems skrieja ačiū ir už garsą ir vaizdą. Nuo dabar einam į pokalbį. Einam į pokalbį, labas ir nuo manęs. Ir šį kartą turėsim labai įdomų pokalbį, galbūt jau gali suprasti ir ant stalo esančios knygos, kasgi mūsų laukia. Ir šiandien pas mus svečiuose yra maisto fotografė, maisto žurnalistė, knygos ir tinklaraščio Mano vaikas valgo viską autorė Eglė Juzumas. Labas, Eglė. Sveiki. Ir Eglė, aišku, daug papasakos pati apie save, bet pati savo ilgametę meilę maistui stengiasi diegti ne tik savo vaikams dviem, bet ir perduoti žmonėms, kurie tiesiog nori savo vaikus maitinti sveikiau, įdomiau, sezoniškiau ir apskritai formuoti tą požiūrį į maisto kultūrą, į maisto pasaulį, tokį įdomesnį ir platesnį. Tai apie tai ir pasikalbėsime. Ir įprastai mes savo tinklalaidę pradedam tokiu tradiciniu klausimu, visiems užduodam tą patį, tai kas mūsų pašnekovams yra nevalgoma. Ir tarsi knygos pavadinimas parodo, kad jūsų namuose tikrai yra valgoma viskas, bet visgi ko pati nemėgsti, ar maisto kažkokių produktų, ar patiekalų, ar yra tokie? Labai geras klausimas. Iš karto nuo pačio sunkiausio. Mano vaikas valgo viską, bet ar aš valgau viską? Čia turbūt taip ar nereikėtų paklausti. Ar yra ko nemėgstu? Iš principo, tai turbūt mėgstu viską. Dažnai renkuosi, turbūt mano vaikas vyresnėlis visada primena, kai užsisakinėjau salotas, mama, tu paprašyk, kad tau nedėtų žalių svogūnų. Tai aš iš tikrųjų labai mėgstu žalius svogūnus, bet dažnai tenka jų paprašyti iš patiekalo išimti dėl visiems suprantamų priežasčių. Bet šiaip tai ne, iš tikrųjų nediferencijuoju. Pati mokau savo vaikus visada paragauti ir tada nuspręsti, ar patinka ar ne. Tai stengiuosi lygiai taip pat gyventi to pačiu požiūriu, būti atvira įvairiems skoniams ir tiek keliaujant, tiek ar ne, apskritai renkantis maisto produktus ir ką gaminti ir iš kulinarinių knygų. Tai man patinka ta plati skonių paletė, yra dalykai tikrai, kuriuos mėgstu labiau, galbūt kuriuos mėgstu mažiau. Be kalbėdama sugalvoju vieną dalyką, kuris tikrai man yra no ir kuris turbūt galbūt yra mūsų maisto ateitis, tai įvairūs vabzdžiai. Ir tai čia turbūt yra ta vieta, kur man per save būtų sunku perlipti visą laimę, kad niekada neteko gyvai savęs šitaip ir išbandyti, bet manau, kad šitai vietai turėčiau pasakyti ne. O jeigu šį klausimą būtume uždavę tau vaikui, ko kaip vaikas galbūt nesirinkdavai, ar tu ir buvai tas smalsus vaikas, kuris ragauja viską? Ne, aš buvau tas vaikas, su kuriuo mamai, nes mama pas mus irgi karaliavo virtuvėje, buvo labai sunku ir tikrai buvau tas vaikas, kuris valgo labai nedaug ir labai selektyviai. Daug dalykų, turbūt mėsa, tam tikrą amžiaus tarpsnį, kaip ir nemažai daliai vaikų, yra toks tekstūriškai turbūt sudėtingas produktas. Tai mėsiški patiekalai, aš buvau visiškai miltinis, varškinis vaikas, kur ten blynai, varškėčiai, bandelės, aišku, visokie makaronai, žodžiu, kur angliavandeniai, kur daug greitos energijos, tai kaip ir dauguma. Daržovės, vėlgi, aš augau labai kitais laikais, negu auga dabar mano vaikai ir tėvai tikrai buvo labai užimti, mano mama labai skaniai gamina, bet tikrai to laiko
virtuvėje galbūt ir nebūdavo tiek daug, ypatingai dėl darbų, dėl kitokių visai aplinkybių, negu mes šiandien turim. Tai ta maisto įvairovė buvo tikrai mažesnė ir kuklesnė. Tai ten tokių daržovių kaip pastarnokai ir ropės mūsų racione nebuvo, tai aš net nežinojau, ar jos yra skanios. Bet tai negaliu atsakyti, ar tikrai būčiau ragavus viską, bet daugumoje tai turbūt mama labai gerai prisitaikė irgi prie mūsų su brolio raciono ir kad čia toks yra šiek tiek meškos paslaugos gyvenime, kur tam, kad išvengtum kažkokios konfrontacijos prie stalo, truputį pasiderini visos šeimos mitybą, kad vaikai valgytų ir ilgainiui tai gali tapti bėda ir nemažai atvejų tampa. O kaip po to jau, kai palikai tėvų namus ir pati viena pradėjai gyventi, kaip tada keitėsi tas požiūris ir platėjo į tą maisto pasaulį? Čia toks irgi geras ir suktas klausimas. Aš nemokėjau gaminti, kai išsikraušiu iš tėvų namų, nieko. Mokėjau išsivirti kiaušinį, pasišildyti dešreles mikrobangų. Mano brolis sako, negaminu, mikrobanguoju. Taip. Skambindavo mamai, kiek laiko verti kiaušinį, arba, žodžiu, labai gelbėjo tuo metu įvairios prekybos centruose paruoštas salot. Žodžiu, toks studentiškas gyvenimas, labai gerai bendrabuty veikė valgyklėlė, universitete buvo puikiai valgykla, tai kažkaip labai sukti galvos, dėl to nereikėjo. Viskas gana stipriai pasikeitė tada. Aš tuo metu buvau šiaip labai pasinėrus, kadangi ir sportavau į sveiką mitybą, į maisto derinimą. Čia tokia ankstyva stadija, jau čia daugiau negu 20 metų gal. Ir man buvo labai įdomu, o iš tikrųjų labai stipriai pasikeitė požiūris mano pačios į maistą ir kas tas maistas yra ir apskritai, ką jis reiškia mūsų gyvenime. Tada, kai aš pirmą kartą išvažiavau į Jungtinės Amerikos valstijas pagal mainų programą vasarą Work and Travel ir teko laimė atsidurti Baltų staltiesių restorane, Kalnų rezorte, Kalnų miestelėje, kuris buvo šiaip slidinėjimo, bet mes buvom vasaros sezonų ir aš dirbu padavėją ir labai iš arti mačiau, kaip labai aukšto lygio virtuvės specialistai, virėjai, šefai ruošia maistą, susidraugavom su keliais iš jų ir pamačiau tą restoraną virtuvę iš arti, iš tikrųjų mane labai sužavėjo ta gastronominės pasaulis, kaip viskas vyksta, kaip tie žmonės gyvena, koks yra nepaprastai sunkus darbas ir kaip aš jo niekada nenorėčiau daryti. Bet tiesiog tai buvo toks klasikinės virtuvės restoranas, kadangi jį buvo įkūrę šveicarai ir tokiam šveicariško tipo kalnų name. Ir tai buvo tokie labai klasikiniai, vokiškos, šveicariškos, tokios kilmės patiekalai, labai sotus, tokie išraiškingi ir šiek tiek amerikietiškos virtuvės klasikos, tokios kaip Cezario salotos, BLT sumuštiniai ir kiti. Ir kažkaip ten atradau, kad tas kitoks maistas yra daug, ne tai, kad daug įdomesnis, bet tiesiog pamačiau, kad yra ir visai kitaip. Pradėjau labai domėtis, gilintis į tai ir, žodžiu, taip mano gyvenime atsirado labai daug kulinarinių knygų, pradėjau mokytis pati virtuvėje, ne tai, kad gal mokytis, bet tiesiog atradau savy drąsos eksperimentuoti ir nes mes su tais draugais ten ir visokius barbecue vakarėlius darydavom ir tiesiog aš matydavau, kaip jie iš tokių labai paprastų produktų padaro kažką tokio wow ir man tai buvo toks įkvėpimas. Ir tada aš tikrai pradėjau labai domėtis apskritai gastronomijos istoriją, tiek lietuviškos, tiek užsienietiškos pradėjau skaityti labai daug grįžusi, tuo metu buvo jau be atsirandantis Lietuvoje tikrai gal čia buvo apie 2006-2007 metus, keli buvo pirmieji kulinariniai tinklaraščiai ir tada taip sutapo, kad aš kitą pavasarį išvažiavau studijuoti į Italiją pusmečiui, tai toks buvo labai nuo tiesiog gyvenimo Lietuvoje, nepilnas pusmetis Amerikoje, dar po pusės metų pusmetis Italijoje ir Italijoje tai apskritai ten yra tiesiog visko rojus ir čia visai neseniai girdėjau, buvo atlikta apklausa, tai atlikta seniai tiesiog faktas, kurį prisiminiau, išgirdau praeitą savaitę, kad
daugiau negu 130 turbūt pasaulio šalių buvo atlikta apklausa klausinti valgytojų, kokia virtuvė jiems yra mėgstamiausia. Tai beveik visose pasaulio valstybėse žmonės nurodo, kad jų mėgstamiausia virtuvė yra italų. Ir kai paklausė italų, kokia jų virtuvė yra pasaulyje mėgstamiausia, jie taip pat atsakė italų. Tai čia, man atrodo, tas faktas labai daug ką pasako apie pačią virtuvę. Tai mes stotume į tas gretas turbūt ir gerbėjų Italijos virtuvės. Va, ir kažkaip tas buvimas svetur, galimybė paragauti tų kitų skonių, prisiliesti iš pakankamai taip arti, grįžus jau tada iš studentų bendrabučio tiesiog įsikėliau į nuomojamą butą, kuriame buvo virtuvė šiokia tokia. Tada prasidėjo mano visi tie eksperimentai ir aš pagalvojau, kad jeigu užsieniečiai gali rašyti kulinarinius blogus, tai aišku, galiu ir aš. Tai buvau labai įkvėpta to pasaulio tinklaraščių ir galimybės tiesiog kasdien eksperimentuoti ir dokumentuoti, turbūt pirmiausia pradėjau savo. Ir taip prasidėjo ta mano visa kelionė, kuri vienaip ar kitaip tęsiasi iki šiol. Tai vėliau dar sekė ir maisto fotografavimas, ir žurnaluose darbas, kaip žinia. Tai gal irgi šiek tiek papasakoti apie tą patirtį. Tai aš, kadangi esu žmogus toks, man viskas arba nieko, aš esu maksimalistinė, kai pradėjau rašyti tinklaraštį, kuris tuo metu vadinasi Žaidimų aikštelė, ir tai beje tikrai yra vienas iš tų mohikanų, aš galėčiau suskaičiuoti turbūt ant rankų pirštų, kai aš pradėjau rašyti tinklaraštį 2008 metais, mūsų turbūt nebuvo net 10 tų žmonių, mes netgi darydavom tokius susitikimus, kadangi ta bendruomenė buvo tokia labai labai maža, darydavom susitikimus, neždavomės savo gamintą maistą, tiesiog aptarinėjom ten visokias gastronominės pasaulio naujienas. Tai buvo taip, dabar atrodo taip žavu ir naivu, bet ir faina, nes žmonės vis tiek, kurie domisi maistu, mėgsta maistą, dalinasi savo patirtimi, eksperimentais, tai kažkaip irgi taip labai smagiai tas žmonių ratas atsirado. Ir tai, kadangi aš tokia, sakau, esu maksimalistė, pradėjau daryti ir galvojom, tai jeigu užsieniečiai gali fotkinti taip gerai ten tą savo maistą, jau, nes jie buvo jau gerokai pažengę, tai reikia ir man. Aš įsigijau pirmą skaitmeninį fotoaparatą, užsirašiau į fotografijos kursus pas Remigijų Zolbą, kuris buvo, jis šiaip yra fotografijos ir dėstytojas akademijoje ir tikrai vienas tokių pirmųjų ir bene stipriausių komercinės maisto fotografijos žmonių Lietuvoje. Ir užsirašiau fotografijos kursus pas Remigijų Zolbą, pasimokiau technikos, mokiausi paskui savarankiškai, pradėjau fotografuoti. Atsirado pirmasis kulinarinis žurnalas labai panašiu metu Lietuvoje, Virtuvė nuo iki. Aš tuomet dirbau visai kitam darbę, dirbau tokį samdomą darbą, mano specialybė visai nieko nesusijusi su maistu, aš mokiausi teisę. Ir tiesiog buvo toks laikotarpis kaip krizė ekonominė 2008 metų. Ten pas mus truputėlį mažinas etatai, mane tuo pačiu metu pasikvietė vienas, kadangi tas tinklaraštis toks irgi įgavo pagreitį, pasikvietė vienas iš interneto portalų kuruoti pas juos maisto skiltį. Tai aš buvau maisto skiltės redaktorė. Tada tas portalas po metų užsidarė, tada parašiau tą maisto žurnalą, kad aš čia gal norėčiau pasisrašyti. Jie mane priėmė kaip maisto, lietuviškai labai prastai skamba, maisto rašytoja. Aš pradėjau rašyti straipsnius ir po 3 mėnesių žurnalo redaktorė išėjo, tiesiog grįžo į savo kitą darbą ir žmonės, kurie užsiėmė šitą žurnalo leidybą, man tiesiog pasiūlė, sako, gal tu matom, kad tas mąstymas yra toks progresyvus, nori tą žurnalą tiesiog norėjo išleisti platesnę masę, padaryti įdomų, labai šiuolaikišką ir tiesiog atidavė į rankas ir sako, daryk. Tai aš taip 5 metus buvau žurnalo apie maistą vyriausia redaktorė. Tada buvo kiti projektai internetiniai irgi apie maistą, tada galiausiai išvažiavau pas vyrą į Rygą, mes gyvenom Rygoj, aš paraleliai
kadangi labai neblogai sekėsi, fotografuodavau ir asistuodavau taip pat kitiems maisto fotografams, kaip maisto stilistė. To darbo buvo labai daug, visokio. Aš buvau žurnalo redaktorė ir maisto stilistė, ir maisto fotografė, ir verčiau knygas iš anglų į lietuvių kalbą apie maistą. Tai ten David Lebowitz, dvi knygas į lietuvių kalbą verčiau ir dar porą knygų. Skonio žinyną, Niki Segnit ir tiesiog visko apie maistą buvo labai labai daug. Ir kai išvažiavau į Rygą, tiesiog aš buvau truputį perdegus turbūt nuo visko ir galvojau, ką čia man dabar veikti ir likau tada, kaip aš sakau, viską palikau, susirinkau daiktus, palikau, liko tik tai, žodžiu, draugai čia, šeima Lietuvoje, nors Latvija taip arti Lietuvos sienos ir mano tėvai gyvena arčiau Latvijos negu Vilniaus, bet vis tiek kažkaip vienam, kai esi toks labai labai užsiėmęs ir įsitraukęs į tą savo veiklą, viską pradėti iš naujo, toks atrodo, tai ką aš dabar čia noriu daryti, kas čia dabar bus. Ir iš tų tokių asmeninių kontaktų pažinojau latviško maisto žurnalą, buvo 4 sezonai įkūrėjus ir jie mane pasikvietė tiesiog fotografuoti, jiems reikėjo vieno fotografo ir aš sakiau, aš nenoriu, neįsiu, bet dar kartą sugrįžau su to pačiu pasiūlymu ir tada aš pagalvojau, o kodėl ne? Ir iš tikrųjų tai buvo turbūt profesinė prasme turbūt buvo patys smagiausi metai, nes tikrai labai daug to maisto iš arti, nes dirbti žurnalo redaktorė ir tiesiog kurti turinį, ar ne, apie maistą yra viena, bet nuolatos bendrauti, būti hands-on restoranuose, fotografuoti, bendrauti su šefais, bendrauti su kitais virtuvės kūrėjais, kurie ateina į studiją gaminti, fotografuoti tą maistą, daug tokios kūrybinės laisvės. Tai tikrai buvo labai 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 smagus metai. Ir paskui tiesiog sužinojau, kad laukėsi, mes grįžom į Lietuvą, taip sutapo, kažkaip susidėliojo viskas. Grįžom į Lietuvą ir Lietuvoje jau begyvenant gimė Leonas. Kaune mes tuo metu gyvenam ir vėl ta nauja pradžia, vėl viskas iš naujo, vėl pasikeitė gyvenama vieta, pasikeitė gyvenimo aplinkybės. Aš kai išvažiavau iš čia, tai aš turėjau labai daug projektų, labai daug įvairių darbų, o dabar aš tiesiog grįžau su mažu kūdikėliu ant rankų ir kurį laiką irgi taip jau lipau sienom, galvojau, ką čia daryti, kaip čia savai prasminti, aš taip ir rašyti norėjau, ir fotografuoti norėjau, ir gaminti norėjau, ir supratau tiesiog laikui bėgant, kai atėjo tas primaitinimo etapas, kad yra labai mažai turinio informacijos apie vaikų maistą. Ir paskui jau evoliucionavo tas mano pačios matymas ir mąstymas. Aš turbūt labiau norėčiau sakyti, kad turinio apie vaikų maistą netrūksta, bet trūksta apie bendrą šeimą. Tiesiog, kad vaikai yra kaip detalė išimami iš šeimos ir jiems gaminama atskirai, ir tai yra vadinama vaikų maistu arba ten receptais vaikams, nors mano profilė taip pat yra užrašyta, bet aš labiau noriu kalbėti apie vaikus kaip šeimos tikrai visumos dalį ir kad jų mytyba nėra atskira, mes jų tiesiog neišimam, nepasadinam ir nepadodam kažką tai kito. Ir kaip juos įtraukti į tą gyvenimą, kasdienę rutiną, į maisto gamybą ir išugdyti tą meilę maistui. Tai čia tapo tokia mano nauja misija, kurią aš iki šiol gyvenu. Tai tas maistas niekur jisai nedingo, jis tiesiog truputį pats veiklos pobūdis gal taip, sakykime, transformavosi, bet tikrai tekę girdėti daugybę istorijų, kai gimus vaikai šeimoje atsiranda 3 patiekalai pietums skirtingi, nes mažesniam vaikui gaminam vieną, vyresniam kitą, tėvai 3. Kaip pačiai sekėsi ta pradžia? Pati minėjai, kad tikrai buvo tos informacijos gal nedaug ir nors gal ir turėjai viziją, kad galbūt nebus kažkokių atskirų patiekalų, bet kokia buvo ta pati pradžia, su kokiais iššūkiais galbūt susidarei? Pati pradžia prieš dabar jau 5,5 metų, nes permaitinimas prasideda ten truputį vėliau negu vaikas gimsta, jau kai vaikas eina apie pusę metų. Iš tikrųjų, tai aš prie klausimo prieisiu iš toliau.
Kai Leonui buvo kokie 4 mėnesiai, turėjau draugę, vis dar turiu draugę, kurios mergaitė yra keliais mėnesiais vyresnė ir mes gyvendamos Kaune nemažai laiko leisdavom kartu. Ir jis sako, kaip tu čia planuoji primaitinti? Jau vis tiek klausia kaip žmogus, kuris mylisi maistą, mėgsta gaminti, sakau, ką žinau, taip. Ir sako, aš galvoju, labai norėčiau pabandyti baby-led weaning, bet labai bijau. Galvoju, kas tas baby-led weaning, čia reikia pasidomėti. Žiūrėjau, aš kažkaip pasigilinau, man pasirodė, galvoju, nežinau, paklausiu šeimos daktaris. Turėjom labai šaunę pediatrę Kaune, aš jas pasiklausiau, tai kaip čia su to primaitinimu, kokia čia jau, vis tiek pirmą kartą mama nori daryti pagal taisyklės ir kažkaip, kad nieko nesugadintum, nes labai sugadinti atrodo labai lengva. Ir šeimos gydytojas sako, žinai, kaip faina, nes primaitinimas prasidės rugsėjį, kai yra pats sezonas. Moliūgai, cukinijos, morkos, daug daržovių, burokėliai, ten, sako, išnaudok viską. Galvoju, gerai, protingai kalba šitą moterį. Tikrai apie sezoniškumą, man tikrai labai svarbu ten nevalgyti braškių sausio mėnesį, nors kartais su vaikais būna visokių paslydimų. Ir tada mes kaip tik tuo pačiu metu kraustėmės į Vilnių, grįžom gyventi čia ir tiesiog užrašiau vaiką pas naują pediatrą, nes reikia lankytis kas mėnesį. Supratau, kad mūsų pediatrė, ta naujoji, grįžusi visai neseniai po motinystės atostogų. Taip jau darau prielaidą, kad irgi turi mažą žmogų. Galvoju, kaip gerai, jauna gydytoja, paklausiu jos nuomonės, pasiteirausiu. Ir kai aš paklausiu, tai kaip čia tas primaitinimas artėja, gal kažkokių patarimų, kaip nuo ko pradėti, kaip tą daryti. Ir gavau atsakymą, kad, tai nenoriu čia kažkaip bet, žodžiu, patarimas buvo pradėti nuo bulvės, morkos ir aš taip galvoju, neskamba gerai kažkaip, man ta kita gydytoja labiau patiko. Artimesnis požiūris, įtikinamiau skambėjo. Ir galvoju, ne, aš turbūt turėčiau pasidomėti giliau, kaip čia tą daryti, nelabai pasitikiu šito patarimu. Ir aš tada pradėjau domėtis, ieškoti informacijos ir supratau, kad lietuviškai tos informacijos prieš 5,5 metų buvo labai mažai. Ir buvo tokia konfliktuojanti su tuo, ką skaičiau nelietuviškai, ką skaičiau angliškai, ką rašo, tarkim, ką rekomenduoja britų pediatrai, ką rekomenduoja amerikiečių pediatrai, ką rekomenduoja australų. Nuomonės, taip jos visos tarpusavį šiek tiek skiriasi, ten yra minimalūs nuokrypiai, bet nuomonė nuo lietuviškų žinių man pasirodė daug labiau pažengusi, progresyvesnė ir kad tai, ką mes turim čia, neatliepia naujausių pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų. Ir taip aš po truputį kažkaip pradėjau gilintis ir teko pačiai turbūt susidėlioti tam tikrus akcentus ir susiformuoti kažkokią savo viziją, kaip aš tą darysiu, nes aš vieno pavyzdžio, nes reikėjo pradėti jau čia greitai, jau čia laikrodis tiksi, nes šitas informacijos labai ilgai neieškosi, vaiką reikia primaitinti. Tai su pirmu vaiku tas toks kelias, jis toks eksperimentinis, bet sakyčiau visai pavykęs iš tikrųjų, gal ir dėl to, kad šiaip vaikas geras valgytojas, nors visko tikrai buvo ten ups and downs, su Agota šiek tiek sunkiau, nors su ja aš, pavyzdžiui, visiškai laikiausi tradicinio baby-led, netradicinio, bet to tikrojo baby-led weaning kelio, o valgymo iššūkių vis tiek mes turim šiuo metu įvairių. Bet aš tikrai nenuleidžiu rankų ir žinau, kad viskas dar yra prieš akį ir tiesiog nedarau tokių labai skubotų išvadų. Bet prie to grįžtam prie gaminimo 3 skirtingų patiekalų, tai aš tiesiog turėjau labai aiškę viziją, kad mes visi valgysim kartu, kadangi pradėjau nuo tokio labiau tradicinio primaitinimo būdo, nuo daržovių, tokio progresinio, ten daržovės, tada kažkokie grūdai, tada įsiveda mėsa, tai čia buvo taip su Leonu, o su Agota aš viską maišiau iš karto, viską gabaliukais, nebuvo ten ir pradžiai buvo daugiau mėsos negu daržovių,
Tai vėlgi yra tam tikri moksliniai pagrindimai, kodėl taip reikia daryti, bet prieš tos 5,5 metų aš tiesiog žinojau, kad tai, ką valgo mes, iš tos pačios lėkštės, tos pačius ingredientus aš parašiau savo vaikui, adaptuoju pagal tai, ką jam galima, ten, kad tai, aišku, nebūtų kažkaip tai kepta, kad tai būtų apdorota garuose arba virta. Tai progresija buvo tokia, kad ten tikrai mes pradėjom nuo labiau daržovių, vaisių ir po truputį įtraukinėjau į racioną daugiau įvairių produktų. Bet tikrai atsižvelgdama, ne taip, kad ten išverdi vaikui brokolį, o pats ten sėdi valgai pizzą. Aš pizzas nevalgau, bet tai kaip pavyzdys. Tai jeigu mes ten valgom kažkokią, nežinau, žuvies kepsnį ir garnyras yra brokoliai, morkos ir, ten, nežinau, ką nors pastarnokų košė, tai tada Leono lėkštėje būdavo morkos lazdelė, garintas brokolis ir garinti pastarnokai. Tai ir taip po truputį vaikui augant, tiesiog tie visi susijungia viskas į vieną, kad tikrai aš šiuo metu vaikams atskirai gaminu tik tada, jeigu mes, tarkim, su vyru nevalgome. Ne? Bet aš jiems dviems gaminu tą patį, šiam negaminu atskirų patiekalų. Jeigu valgo ten pavyzdžiui, nežinau, vakar buvo pusryčiam, ten aš kepiau blyną, tai ir vienas ir kitas valgė tą patį, žodžiu, tą patį patiekalą, tik tai vienam didesnė porcija, kitam mažesnė. Bet iš principo mes skirtingus dalykus valgom tik tada, kai mes valgom ne namuose. Ir kaip sekėsi jau šiek tiek Leonui ūgtelėjus, jau kai, tarkim, pradėjo ir darželį lankyti, irgi socialiniuose tinkluose esi pasakojus apie tai, kaip sureagavai, kai pamatei Leoną tortą valgantį. Tai įdomu, labai gerai istorija. Taip, nes vis tiek, namuose, kol dar prižiūri ir gali tą lėkštę pildyti vienaip, o kai jau atsiduria kitoje aplinkoje, kaip tada sekėsi? Sunkiai, kaip žmogui, kuris yra toks control freak ir viskas. Aš mėgstu kontroliuoti dalykus, ypatingai tie, kurie yra tikrai mano galėje. Tai mamoms, kurios augina mažus vaikus ir nori kontroliuoti, ten, pavyzdžiui, cukraus kažkokį suvartojimą ar kažkokių produktų neturėjimą namuose, tai vis laiką sakau, kad jūs tą gali daryti iki tol, kol vaikas išeis į sociumą. Ir tame nėra nieko blogo, nes tikrai tėvai turi savo preferencijas ir kiekviena šeima savo vaikus auklėja taip, kaip jie nori ir deda tokias vertybės, kokias nori sudėti. Man buvo tiesiog toks šaltas dušas, tas torto gabalėlis, nes pirmą dieną darželėje, tai irgi mes papuolėme gimtadienį ir kažkas atsinešė vaišių, tai buvo vaisiai ir šakotis, nors aš pagalvojau, Leonui buvo tik metai 4 mėnesiai, tikrai labai nedaug ir auklėtoja sako, jeigu jums ne okei, tai mes galim jam neduoti. Bet tada tu supranti, kad tu savo vaiką tiesiog išimi iš konteksto ir ne dėl to, kad būtų labai sunku paaiškinti ar vargintumės aiškinti, kodėl mama galvoja, kad tau negalima, o kitiem galima. Man tiesiog atrodo, tai neteisinga vaiko atžvilgiu, tai vis tiek yra tam tikrai maistas visomis formomis, tiek darželėje, tiek prie suaugusių stalo yra ryšių kūrimas, ar ne, kažkokių tai santykių, maistas suvienyje, maistas džiugina, maistas tampa to tokio katalizatorium, kur mes aplink jį, ar ne, visi susijungiam ir aš tiesiog pagalvoju, o kas blogiausia gali nutikti? Nieko. Ir tada supratau, kad mano tikslas yra formuoti sveiką santykį su maistu, kad tų saldumynų man kaip mamai nereikėtų bijoti ir kad jis paragaus gabalėlį torto ar ten gabalėlį šakočio, nei mano pasaulis sugrius, nei jo pasaulis sugrius, visi bus, visi, jis tai tikrai bus labai laimingas. Aš pati mėgstu skanėstus, bet man tikrai reikėjo perlipti per save tuo metu, bet įvyko toks tikrai nemažas pokytis ir šeimos dinamikoje, kad mes tiesiog pradėjom tada eiti kartu į kažkokias tai desertinės, ar ne, jeigu ten, kad tie desertai turi būti geri ir kokybiški, kad tai yra šventė, kad tai nėra bausmė, kad desertais galima ir reikia, ne tai, kad galima, tai desertais reikia mėgautis ir tai nėra mūsų ten šeimoje kalbos, aš ten suvalgiau torto gabalėlį ir dabar man ten reikės eiti pabėgioti. Sportuoti. Tikrai labai
rekomenduoju kitiems irgi taip nedaryti, nes man atrodo, kad visas maistas turi savo vietą mūsų gyvenime, tik tai vienokio galbūt galėtų būti daugiau, kitokio šiek tiek mažiau, viskas in moderation ir tokiam balanse. Tai ir to tikrai siekiu išmokyti savo vaikus. Su antruoju vaiku yra daug sudėtingiau. Tikrai labai dažnai sulaukiu klausimo, o tai ar agotai duoda cukrus? Nu, aš nešeriu jos cukrus, nepasisadinu ir valgyk. Bet mane daug sunkiau apsaugoti nuo to negu Leoną. Net kai jinai darželį būdama jau vyresnė negu kad buvo Leonas, kai pradėjo lankyti darželį. Tiesiog turi vyresnį brolį, kuris turi jau visai kitas taisyklės. Ir aš negaliu taikyti dvigubų standartų. Tai mes tiesiog su Leonu turim susitarimą, kad jis namuose tų saldumynų ten taip labai jau nepraktikuotų. Irgi yra tam tikra riba. Anksčiau turėjom taisyklę ten vienas saldumynas per dieną, paskui kažkaip tos ribos prasiplėtė. Tada, kol tai jau ten kažkaip nekelia labai pavojaus sveikatai ir kai aš matau, kad jis tikrai valgo normalų maistą ir renkasi valgyti normalų maistą, ne tik saldumynus, tai tikrai neturiu kažkokio poreikio apibrėžti vienetais, kiek ten tų saldumynų galima suvalgyti, nes vasarą gal galima ir 3 ledus per dieną suvalgyti, o gal ir daugiau, gal dar ir kokį pyragėlį, jeigu labai noris. Tiesiog, kad, nes kai sakai negalima, o kodėl negalima, tai vien aišku, kad turi vėl įjungti savo edukatoriaus vaidmenį ir pasakoti galbūt, kodėl tai nėra labai palankus sveikatai, bet tai va, tai kažkaip tokia jau susitarimą, kad žinai, čia kol dar sesė šiek tiek paaugs, gal mes jau taip labai nepiknaudžiakim tai saldumynais, tai visko būna irgi tenka priminti, bet sakau, gal tas cukrum nevalgydinu, bet tikrai daug sunkiau išvengti to. Esi minėjus, kad saldainiai aišku viena, bet šiaip vaikai tavo yra smalsus ragautojai, jie paragauja ir alyvuogę, nesako gal ir jūros gėrybių. Kaip tą pasiekėt? Ar tai tiesiog natūraliai yra jūsų racione, nes visi vis tiek nustemba, o vaikas valgo krevetės, kaip čia taip? Tai valgyti krevečių jisai nevalgo, jis taip yra ragavęs. Kaip aš to pasiekiau? Aš žinau, kad tikrai visą laiką labai noriu pabrėžti, kad tai, koks buvo mano kelias ir tai, ką aš darau, taip kaip aš renkuosi daryti, surinkusi daug informacijos iš visokių šaltinių, nebūtinai yra pats teisingiausias kelias, nebūtinai yra vienintelis kelias. Mano atveju jis tikrai suveikia, kitais atvejais, kadangi vis tiek renkėsi kažkieno jau galbūt patikrintą praeitą kelią, supranti, kad tai veikia, bet tai ne 100% turbūt veikia visiems vaikams. Reikia nepamiršti, kad tai irgi yra ilga kelionė ir tam reikia labai daug kantrybės, o kantrybės reikia, nes kartais vaikas yra nenuotaikoje, kartais jis yra nealkanas, kartais tikrai yra tokių sunkesnių atvejų, kai vaikai turi neofobiją, tai yra naujo maisto baimė ir jos gąsdina, bet kas, ko jie nepažįsta, ar yra patikra ne tokia forma. Kažkam nepatinka, kai maistas liečiasi, kartu yra daug tokių visokių trigerių, bet aš su savo vaikais ką dariau, ką darau, ką darysiu ir turbūt galėčiau pasakyti, kad norėčiau rekomenduoti ir kitom šeimom, tai tiesiog vaikus įtraukti labai daug ir dažnai į kasdienę maisto ruošą, pradedant nuo ėjimo į parduotuvę kartu, renkantis produktus kartu, į turgų. Labai, žinau, kad daugam nepatinka, trukdo gaminti su vaikais. Tai tikrai užima daugiau laiko, tai tikrai reikalauja daugiau kantrybės, bet man atrodo, kad tai duoda rezultatų ir vaikai tikrai daug noriau ragauja tai, ką jie mato, prie ko jie prisiliečia, ar tai būtų žaidimo forma, ar tai būtų kažkokios pagalbos virtuvėje forma. Tai kai jie mato pjaustamą morką ir ten ją troškinamą, jie tikrai yra daug labiau nusiteikę paragauti ar to paties pagaminto patiekalo, ar to konkretaus ingrediento, kuris galbūt yra naujas ir nebandytas. Tai čia tikrai yra vienas kelias. Iki karantinų mes tikrai labai nemažai keliaudavom su Leonu, valgydavom ne namuose. Tai turim tokią tradiciją, kad jeigu užsisakom skirtingus patiekalus, tai vieni kitų patiekalų paragaujam. Ir kadangi tiesiog vaikai
mokosi iš pavyzdžio ir čia, man atrodo, yra taisyklė, kurią žino visi, kurie galbūt nepamiršta, bet tiesiog, man atrodo, vertėtų prisiminti kasdien, jie mokosi iš pavyzdžio, taip kaip mes kalbam, taip kaip mes bendraujam su kitais žmonėm, taip kokios yra mūsų taisyklės namuose ir taip pat, ką mes valgom ir kaip mes valgom. Tai jeigu mes modeliuojam kažkokį tai elgesį ir dalinamės maistu ir ten aš paragauju galbūt vyro patiekalo, vyras mano, aš tada pasiūlau Leonui ten ragotai paragauti savo ir jie tikrai yra daug labiau linkę, tai čia matau, tipo mama, tėtis tai daro, tai aš irgi noriu ir Leonas tai būtų toks, mama, ką tu čia valgai, o aš galiu paragauti. Tai jo, tai čia mano, iš tikrųjų tai tie visi klausimai, pradedant nuo to, kaip mano vaikas nieko nevalgo, ar ten kaip priversti vaiką valgyti, visi susiveda į vieną ir tą patį, aš per tos 5,5 metų supratau, kad visi tie atsakymai iš principo susiveda į vieną ir tą patį buvimą kartu su vaiku, kažkokio tai norimo elgesio modeliavimą, rodymą ir bendravimą tokį betarpišką. Tai tikrai reikalauja labai daug kantrybės, emocinių pastangų, laiko, bet tai turi kažkokią, ne kažkokią, tai turi tikrai apčiuopiamą realią naudą. Bet matyt, kai tos kantrybės pritrūksta, tai visai norisi ir tų praktinių patarimų. Ja. Tai ypač praktinių patarimų turbūt dažnai tėvams norisi, kalbant apie daržovės, nes tikrai būna iššūkis kai kuriems įsiūlyti vaikui tų daržovių ir įmamasi tikrai visokių būdų ir kažkur į blinelius įmaišyti cukinių ar kažkokį kokteilį. Tai kokius, aišku, gal nesusidūrė su tokiais iššūkiais, nes vaikai gana nuo mažens pradėjo viską valgyti, bet kaip tiem tėvam ką daryti, kaip tų daržovių daugiau įvesti į tą racioną vaiko? Gal tų praktinių net patarimų? Tų tokių kažkokių pasiūlymų, tai tikrai jų galėtų būti daug ir tas diapazonas yra labai, labai platus. Mes čia turbūt ir pusę laidos galime apie tai kalbėti. Tai kai tėvai klausia arba sako, kaip man priversti savo vaiką valgyti daržovės. Tai aš visą laiką noriu atgal pasakyti, aš šiaip nedalinu rekomendacijų, bet noriu visą laiką pasakyti, jis negali vaiko priversti, nes ten priversti valgyti, tai aišku irgi yra tiesus kelias į vėliau kažkokius emocinius valgymo sutrikimus ar apskritai į nenorą ragauti naują maistą, tai prievarta prie stalo tiesiog neveikia. Tada seka kitas klausimas, o tai ar galima paslapčia įdėti tų daržovių? Tai viskas galima. Tikrai galima. Aš pati tokia irgi labai, mano vyras sako, virdavasi taisyklių žmogus ir man atrodo, kad vaikams meluoti negalima. Todėl aš visą laiką sakau, žinai, Leonais, čia yra varškėčiai, bet šitie varškėčiai yra su špinatais ir cukinijom. Ten parauko nosį, bet sakau, jie tikrai labai skanus. Tai galima, jeigu kažkam yra okei nesakyti ir nesakyti, nutilėti, nemeluoti, bet nutilėti. Čia labai geras posakis. Tai jo, tikrai yra labai labai daug būdų, kaip įtraukti daržovės į vaiko racioną. Į blynus, morkos, saldžios bulvės, cukinijos. Receptų tikrai yra galybė. Bet aš, ką tikrai turbūt, čia yra trumpalaikis sprendimas, mano akimis tai yra trumpalaikis sprendimas, kai tų daržovių racione atsiranda, jų atsiranda paslapčia, bet santykis su daržovėmis vaiko neatsiranda. Jis ir vėliau sužinojęs, kad galbūt ten mama mane apgaudinėjo, gali vykti net ir priešinga reakcija. Tai nebūtinai taip įvyks, bet taip gali būti. Tai man atrodo, yra tikrai vėlgi grįžti prie tą pačią, reikia kalbėti su vaiku, kad, bet čia žiūrėk, mes valgysim, aišku, morkas turbūt visi vaikai mėgsta, čia reikėtų kokią nors brokolį gal. Kitą daržovę paimti. Reikia dar pripažinti, kad daržovės yra būtent tas maisto produktas, beveik visos daržovės, kurios yra vaikų skonio paletei sudėtingos. Sudėtingos valgyti, nes jos nemažai jų, ar ne, pavyzdžiui, kaip kopūstinės yra tikrai ryškaus skonio, ryškaus kvapo, jų tekstūra yra sudėtingesnė, jas reikia kramtyti, nes pervirsusios daržovės yra neskanu. Visi yra matę tam pervirsių brokolį ir dėl to brokoliai turi tokią prastą reputaciją.
Bet neperviręs ir gerai, ir neparuoštas brokolis, nu, jis yra crunchy, jį reikia kramtyti, jis yra kartus pakankamai, jis turi savyje daug skonio, kuris nėra pats maloniausias. Vaikai vis tiek pirmenybę teikia saldesniam, salstelėjusiam maistui. Tai čia visai neseniai išgirdau netgi tokį irgi vieną patarimą, nebandžiau, bet pagalvojau, šiaip visai geras tipsas, kalbėjo amerikietė vaikų mitybos specialistė, registered dietitian, kur sako, aš esu taikoje su savim, net ir būdama maisto, specialistė, savo vaikam ruošdama daržovės įberiu šiek tiek cukraus. Ir, pavyzdžiui, jeigu kepa keptuvė, jos karamelizuojas. Nu, tai tarkim, karamelizuotos morkos visiems yra labai žinoma, bet net Briuselio kopūstus ruošiant įbėrus žipsnį cukraus, jie vis tiek karamelizuojasi, jie turi tą tokio saldumo ir tai padeda vaikams galbūt tas daržovės lengviau suvalgyti. Tai aš nesakau, kad dabar kiekvieną patiekalą reikia ten kairį dešinę cukraus barstyti, bet yra tokių smulkių triukų ir tipsų, kurie gali padėti. Tai vėlgi, jeigu kažkas turi sodą, daržą, namą, kur gali auginti prieskonius, kur gali auginti kokį ten ridikėlį pakeltoj lysvėje, ar morką, ar žirnį, dar geriau, jeigu turi šiltnamį ir ten gali auginti pomidorų. Nu, ne visi mes tokią prabangą turim. Mes, pavyzdžiui, neturim ir mano vaikų tas toks hands-on, tai nelabai mes galime pamatyti tik išskyrus pas senelius. Ten vyro mama turi šiltnamį, augina žemuogės, tai vaikams būna didžiausia atrakcija nuvykus pas senelius įti pomidorus, skinti ir tų žemuogių ieškoti. Bet jeigu yra galimybė auginti su vaiku bent jau daržą ant palangės, tai parodyti, kaip tas maistas atsiranda, kaip mes jo rūpinamės, kaip jis auga, koks yra derlius ir paragauti yra visai kas kita. Pomidoras nuo savo palangės, mes su Leonu čia porą vasarų turėjom tokius eksperimentus, auginam kelių rūšių vyšninius pomidorus ant palangės, yra daug, nes nemėgstu pomidorą, yra daug skanesnis negu pomidoras iš parduotuvės. Ir lygiai taip pat kaip esu pasakojus tikrai kažkur šitą istoriją, mes gyvenam netoli turgaus. Ir aš nuo pat mažumės vaduosi į turgų apsipirkti, ten būdavo tokių komiškų situacijų, kuris ten dar 2 metų neturėdamas eina ir pasakoja, čia baklažanas, čia pomidoras, čia agurkas. Ir tie pardavėjai ten visi susižavėję, žodžiu, ir kai mini su mažu vaiku, tai tikrai turgaus prekeiviai jie dažnai ir pavaišina, ir kažką duoda paragauti. Tai jam pats tas faktas, kad kažkas vaišina, duoda paragauti, net jeigu tai yra produktas, kurio, ten, ar ne, ingredientas, kurio nelabai mėgsti, yra toks kažkoks ypatingas. Ir kaip dabar atsimenu, kad aš pirkau agurkus, ant svagūnų laiškus, krapus ir sakau, man dar šiek tiek vyšninių pomidorų. Sako, aš jūs dar pavaišinsiu kitą rūšim. Ir žodžiu, pavaišins tai ne mane, bet Leona įdėjo jam į maišelį 5 tokius vyšninius geltonus pomidorus. Jis parsinešė namo, mes juos supjaustam ir turbūt tai buvo patys skaniausi pomidorai, kuriuos jis yra valgęs, nes tai buvo kažkas kitaip. Tai kuo daugiau tų interakcijų su maistu, kuo daugiau pačiupinėjimo, tuo aš tikiu, kad tuo labiau vaikai yra linkę bent jau paragauti. Galbūt nepatiks iš pirmo karto. Tikrai sako, vieni patikė vieną skaičių, kad reikia paragauti bent 15 kartų, kiti sako, kad reikia bent 21 kartą paragauti. Tai aš nežinau, kiek kartų reikia paragauti kažkokį produktą, nes tų teorijų yra įvairių. Tam, kad vaikui tas skonis taptų įprastas, pažįstamas ir nebaugintų, nebūtinai mėgstamas. Tai mano tikslas, mano pačios kaip mamos asmeniškai, nėra toks, kad mano vaikai mėgtų viską, ar ne, ką aš paruošiu, ar ką mes perkam, bet kad jie gebėtų atsirinkti, kad jie neatmestų, pamatę lėkštės ir sakytų, neskanu ten, nes čia yra kažkokių ten kepentų svogūnų ar dar kažko. Pavyzdžiui, mes einam valgyti į restoraną, aš labai mėgstu vienas salotas, kur yra ten yra 4 saldžių bulvių lazdelės, karamelizuoti burokėliai, karamelizuoti svogūnai, fetos sūris, ten avokadai.
Ir aš visą laiką Leonui sakau, tu nori paragauti burakėlių? Nu, noriu. Sakau, o svogūnų karamelizuotų, žodis karamelizuoti iš karto suveikia kaip kažkas tai gero. Ir tie karamelizuoti svogūnai, jam yra kažkas tokio. Sako, mama, kaip skanu. Jam 6 metų. Turbūt šiaip reikia nepamiršti, kad ir patys turim ko nemėgstam, arba tų produktų, kur sakom, priaugti, pavyzdžiui, alyvogės ar kažkokie pelėsinis sūris, kur turbūt negali visko mėgti ir pats. Tai, bet svarbiausia, patys ragaujam ir pamažu pradedi mėgti, turbūt net ir save pasižiūrėti. Tikrai. Taip, ir jau truputėlį užsiminėjai apie restoranus. Čia irgi smalsu, nes tikriausiai dažnai vaikų meniu būtent yra tas, kur tik tai blyneliai, varškėčiai arba kažkas labai skurdaus, sakykim taip. Ar pati randi, ką savo vaikams pasiūlyti vaikų meniu, ar visgi jie dažniau sirenka kaip tik iš suaugusių meniu patiekalus? Čia man yra tokia labai skaudi vieta ir tikrai labai norėtųsi atkreipti ir virtuvės personalo, įvairių restoranų dėmesį. Yra keletas vietų Vilniuje, ne tik Vilniuje, kur tikrai vaikišką meniu būtų galima pagirti, nes tai nėra tik tai bulvės fri, ar ten varškėčiai, ar blyneliai, ir pieniškas kokteilis. Tai tikrai Jurgis ir Drakonas, manau, kad ten Beatas indėlis yra didelis su tais kalakutienos berosen yra tokie kukuliukai su bulvių košė, mažytės kukuliai ir koldūnai su mėsa. Tai buvo ten, pavyzdžiui, mano vaikas pirmą kartą paragavo koldūnus Jurgį ir Drakonę, čia prieš jau turbūt kokius 4,5 metų ir ten buvo sužavėtas ir koldūnai mūsų namuose, paskui labai gerą etapą išgyveno. Jo. Dabar taip greitai bandau prisiminti Rotonda prie Valdovų rūmų irgi turi tokį nevaikiškai vaikišką ar vaikiškai nevaikišką meniu net, kur tikrai pažiūrėta į vaiką kaip į valgytoją, o ne kaip į tiesiog... Man kas nepatinka, turbūt kas man labiausiai kliūna nemažoji daly restoranų, kad vaikų meniu yra paliktas, taip... pažiūrėti jį labai atsainiai, turbūt gal su mintim, tai vaikai vis tiek nieko nevalgo, o bulvės fri valgys visada, pažiūrėjau, mano vaikai bulvės fri nevalgo. Ir man toks yra afterthought turbūt, kur tai yra tiesiog šaldytos bulvės iš pakelio, ten nieko nėra. Tu negali išmokyti vaiko apie jokios meilės maistui, jeigu tu jam tiesiog iš friturinės ištrauki, ten tas šaldytas, pašildytas bulvės. Tai kai mes kalbam apie restoranų kultūrą ir kad ten ilgai kalbėjome apie tai, kad restoranų kultūra Lietuvoje ten neegzistavo, ir neegzistuoja, arba ten egzistuoja kažkokia tokia... Tai dabar labai džiaugiuosi, kad čia ir Mišelinai, ir visa kita. Tas pokytis jis tikrai jau vyko prieš daugelį metų suaugusių lygmenį. Gal yra tas požiūris, kad vaikams ne vieta restoranuose, su ko aš irgi šiaip nesutinku, nes man atrodo, tu negali išugdyti žmogaus, kuris myli maistą, kuris moka gražiai elgtis prie stalo, kuris žino etiketą restorano, jo neugdydamas. Nenutinka taip, kad tau sueina 18 metų ir tada tu staiga supranti, kaip ateiti į restoraną, kaip užsisakyti, kaip išsirinkti patiekalą, su kokiu peiliu ir šakute valgyti. Neįvyksta tas pokytis tiesiog, nes tu esi suaugęs. To turi mokyti nuo mažens. Tai aš labai... Tikrai mes daug kur einam su vaikais, šiuo metu visur einam su vaikais, nes neturim čia Vilniuje pagalbos. Taip, tenka rinktis turbūt labiau kasdieniškesnės vietas, neinam į ten kažkokias labai ultra gastronominės patirtis ir degustacinės vakarienės, bet yra tekę būti su Leonu iš tikrųjų restorane ir degustaciniai vakarieniai. Ir mane visai nustebino, kad jis ir tikrai ir išlaukė, ir elgėsi padarė, ir mūsų neišvarė. Tai jo, yra restoranų, kur vaikų nelaukia, gal taip sakyčiau, ir viskas su tuo yra gerai, kai tai yra iškomunikuojama iš anksto, nes čia visokių istorijų buvo paskutiniu metu pasipylę. Bet aš labai norėčiau, kad tikrai daugiau virtuvės restorano personalo pagalvotų apie vaikus ne apie kaip kažkokį priedėlį, kuris tik tai ateina kartu su tėvais, bet kaip apie mažą žmogų, kuriam ta patirtis, jeigu tu ją padarysi įdomią, sklandžią ir
ir faina, tai neturi būti tam, nežinau, omaras lėkštė, ar ten kažkokia tai jūrų gerybės, ar kažkas, ko vaikas nevalgytų. Bet tiesiog, kad tai nebūtų tik tai varškėti, kad tai nebūtų tai buka, primityvu, paprasta, nes tos skonis ir suaugusiems, man atrodo, mes einam, vėlgi, restoranai ir viešo maitinimo įstaigos yra skirtingų tipų. Mes kažkur einam, nes norim labai greitai pavalgyti, kažkur einam, nes norim kažkokio komfortiško maisto ir kažkokios tokios naminės šilumos ir ten nesitikim tikrai labai aukštos klasės vakarienės, bet kai kur mes einam tam, kad susitiktumėm su draugais, pabendrautumėm, paragautumėm kažką naujo, eiti pas naują šefą, paragauti, nežinau, pamatyti kūrybą virtuvėje, tą estetiką. Ir man atrodo, kad visos tos vietos tikrai turi savo vietą pasaulyje. Ir lygiai taip pat atrodo, kad vaikams yra labai svarbu parodyti ir tą platų diapazoną, bet tikrai daugeliu atveju tenka nuliūsti, neįs bet kur pamačius tik tai bulves ir vaškiečius ir baletinius su varške. Tai turbūt belieka tikėtis, kad kaip auga pamažu šiaip mūsų visa restoranų kultūra, kad ir šitoj srityje paaugs. O kalbant tiek apie restoranus, tiek apie namų virtuvę, tikrai dar didelį dėmesį skiria ir visam maisto pateikimui. Tai ir visokios žvaigždutės išpjaustomos iš daržovių, visokie vaisių verinukai ir taip toliau. Tai ar tai yra labai svarbu ir ar vaiką paskatina valgyti ir kodėl tėvams reikėtų visgi skirti kantrybės, turėti ir skirti laiko, netingėti ir padaryti tai? Man labai patinka gražiai patiektas maistas. Aš pati tam labai gerų skilsų įgūdžių neturiu. Turiu gal, sakykime, neblogą akį tokiam naminiam patiekimui. Tikrai namuose nedarau ir nežaidžiu restorano. Ir neimituoju, bet vaikams yra labai svarbu, kaip maistas atrodo. Manau, kad ir suaugusiems yra labai svarbu, kaip maistas atrodo. Gal yra kažkas, kam patinka valgyti, ten tiesiog kažkaip susivirėbus. Man nepatinka. Bet aš namuose ten irgi nestoviu prie tos lėkštės, nepilu padažiuko, kažkaip, ne tas emulsija. Ne, tikrai ne, bet tam pasitarnauja kiti dalykai, ne, ten spalvės lėkštės, ar tai juodas, ar tai baltos, kuo didesnė lėkštė, to gražiau atrodo maistas, joje tam tikros proporcijas, bet kai gimė Leonas ir paskui, kai mes pradėjom šitą visą kelionę valgymo, sakiau, aš tai jau tikrai nebūsiu ta mama, kuri ten piešia veidukus ir ten skaptuoja kažką. Ir aš iš tikrųjų laikausi to principo, man nepatinka tas toks suprimityvintas maistas, ten kur pripiešia zuikių kažkokių ir nemoku to daryti gražiai. Jeigu mokėčiau tai daryti labai gražiai, taip kaip man atrodo patrauklu, tai gal aš taip ir daryčiau, bet kadangi aš taip nemoku, tai galvoju, čia nereikia. Tai daugiausia, ką aš galiu padaryti, tai žvaigždutės įspausti, tikrai turiu visokių formelių, tai ten ar iš agurko, ar iš sūrio, aš ryte akotą valgę virtus kiaušinius, aš ten iš sūrio žvaigždėlės įspaudžiau. Kartais kokius burbulių, iš sopolė formelę, kažką tai padarau, kažkaip gražiau papjaustau gal daržovės, ar ten gražiau sudėlioju. Tikrai nedarau to, nenoriu nei kažkaip ten pasirodyti labai snobiškai, bet man nepatinka suinfantilintas turbūt tas maistas, bet tam tikros detalės, kurios atsiranda žaismingesnės lėkštėje, aš tikrai bent jau savo vaikams pasibėjau, jiem yra smagiau valgyti. Bet kažkaip truputėlį kitaip ir tos detalės gal dar, man atrodo, šiek tiek padeda pasijusti svarbesniems, kad čia mama pasistengė, ten kažką tai padarė, toks, kur gal ir tas pastangas tada, supratau, kad vaikai tai nedaro sąmoningai, neatsižvelgia, o čia mama išpjausė žvaigždėles, tai dabar čia reikia valgyti. Turbūt tikrai taip nedaro nei vienas 4-metis, nei 6-metis, bet jiem tai atrodo fun ir man kartais atrodo, kodėl nepadarius to, neiti to extra mile, kodėl to nepadaryti, jeigu vaikas galbūt tikrai daugiau suvalgys, noriau, galbūt labiau norės paragauti. Tai čia toks, tikrai tokius dalykus ir triukus galima daryti tada, kai galbūt galvoji, kad vaikas nenorės paragauti, kad kažkokią suteikti formą tam dalykui, kurio galbūt nemėgsta arba nenori, renkasi nedažnai, tai suteikti, apžaisti, suteikti kažkokią žaismingesnę
formą produktui, manau, kad gali būti ta sėkmės paslaptis, ten, nežinau, iš arbūzo ar iš obolio ten išsukti rutuliukus ar kažką, na, aišku, arbūzas ir obolys, tai šiaip ar taip suvalgo. Bet jo, kažkaip, vaikam patinka ir kartais manau, kad, tos principus, ten aš jau nedarysiu žaismingo maisto, tiesiog irgi reikia padėti į šalį. Nes labai labai smagu yra pradžiuginti tą savo mažą valgytoją ir paskui, kai tu irgi širdis džiaugiasi, kai tie vaikai valgo. Bet to nebūna taip, bet praėjusį kartą sūris tai buvo žvaigždutės formos, o dabar yra paprastas. Yra buvę. Jo, bet suvalgo ir tą paprastą kvadratinį. Jau paskui prisijaukit. Bet tikriausiai turit patiekalų, kuriuos gaminat, kai norit tikrai palepinti arba nudžiuginti, arba žinot, kad galbūt, nežinau, ten serga ir galbūt mažiau valgus, tai kažkokie tie patiekalai, kurie yra patys mėgstamiausi, tikriausiai net ir mažieji juos turi. Tai kas yra Leono Gotos mėgstamiausi patiekalai ir kuo lepinate? Tinginys? Čia tas naujai atsiradęs. Tinginys, tai čia į desertų kategoriją papuola, čia toks ekstra jau palepinimas. Mano košė. Mano košė yra tai, kas mano nuomonė nėra pats vertingiausias patiekalas būti ant stalo, bet mano košė mėgsta visa šeima ir tikrai netagota valgo mano košė. Tai mūsų buvo vienu metu, kad buvo toks penktadienio vakaro patiekalas po visos savaitės, kai jau ir šiaip pats neturi labai ten daug jėgų gaminti ir žinai, kad tikrai valgys, tai tada galvoju, tai vaikai verda mano košę, mano košę. Tai šitas lazanija turbūt irgi yra tas patiekalas, kurį visada valgo, nes ir daug sūrio, ir ten makaronai. Ir ačiū Garfieldui. Bet Leonas tik žino tą istoriją, kad Garfieldas valgo lazaniją, bet nežinau, ar yra matęs. Čia tas katinas, kur lazaniją valgo. Dabar taip greitai galvoju. Aš šiaip labai stengiuosi Gal neskirstyti? Jo, taip labai neskirstyti ir nenaudoti maisto kaip tokios priemonės, įrankio, kad kažkaip paveikti. Tai sergant, tai dažniausiai nieko nevalgo. Kažkokią sriubą arbatą geria. Bet Leono, kai paklausiu, koks yra jo mėgstamiausias patiekalas, sakau, nežinau. Tai makaronai turbūt, arba burokėlių sriuba, bet burokėlių sriuba tai kitokia negu mama verda, kur darželėje būna. O visgi nemėgstamiausia, akivaizdu, kad vis tiek vaikai turi, ko ir nepavyksta dar kol kas gal prisijaukinti. Tai ko jau taip labai sunku net ir gražiai išpjaušius pasiūlyti. Aš esu linkusi manyti, kad tai vis dar yra ne mano klaida, ne mano vaikų kažkokia tai ypatybė, bet tikrai nemažai vaikų susiduria su tuo, su mėsos valgymu. Tai įvairūs mėsos patiekalai, ypatingai jeigu jos tekstūra nėra labai minkšta. Ten, nežinau, koks nors, būna koks mėsos ar ne, kumpis, troškinys, ir jeigu ten neįsitroškina labai labai minkštai, tai tikrai sukelia problemų, tiesiog reikia daugiau pastangų kramtyti, ten kažkas veliasi burnoj, ten nepatinka. Tai tokie įvairūs mėsiški patiekalai. Žuvis, kuri turi daug ašakų, irgi yra sudėtinga, todėl dažniau renkamės ten kažkokią, tai nežinau, lašišos filė ar kokią menkę, kur nebūtų. Tai tokie turbūt nekonkretus patiekalai, bet kažkokie sudedamosios dalis, kurios yra patiekale, kurių nevalgo ir ten taip sudeda į lėkštės kraštą. Tu matai, kad ten valgo tik daržovės ir padažo ir dar kruopas. Ir jeigu kažkas susiduria irgi su tokiu pačiu iššūkiu, tai kaip tos mėsos vis tiek įtraukti daugiau į racioną? Kokiais būdais pati stengiasi? Tai aš pati asmeniškai stengiuosi pakeisti ir augalinės kilmės, ar ne, kažkokiais tai geležies šaltiniais, lęšiai, avinžiniai, įvairius ankštiniai, špinatai, ten žalios lapinės daržovės, kad jų būtų daugiau, bet ilgainiui bėgant, laikui bėgant, matau, kad Leono tai tikrai tos kelias toks labai duobėtas ir santykis su mėsa. Tai jis ten tą mėsą valgo, tai paskui nevalgė dabar,
labai priklauso nuo to, kas yra pagaminta. Buvo jam vienu metu pas vyro brolį, kepėm grilinam šonkaulius ir nuo to laiko šonkauliai yra skaniausias patiekalas. Mama, man kaip pas dėdę, tai aš noriu, šonkauliai yra ok ir lazanė yra ok. Visi kiti mėsos patiekalai tokie tricky, bet vištiena, vėlgi priklauso nuo pačios mėsos, kas tai yra. Šiaip dabar jau matau, kad nebeskirsto, tikrai yra šiek tiek vyresnis, galbūt ne visada suvalgo ten, kiek tikėtumėsi, bet vėlgi mūsų lūkestis nebūtinai turi sutapti su tuo, ko vaikui reikia. Turbūt skaudžiausia yra ten kažkokia maisto švaistimo problema, bet ką patarti tėvams. Tai jeigu labai neramina, tai pasitarti su gydytoju, dažniausiai tiem vaikams viskas yra neblogai, jeigu jie auga, yra sveiki, energingi, tai tų maistinių medžiagų jie turbūt tikrai, jeigu valgo, jeigu racionas yra pakankamai platus, susirenka iš kitur. Yra tikrai tiesa, kad geležis iš gyvulinės kilmės produktų yra geriau pasisavinama negu iš augalinės, bet ar dėl to reikėtų ten labai pergyventi, jeigu šiaip vaikas daugiau mažiau valgo viską, yra sveikas, jo svoris yra geras, jis yra energingas, turi namuose daug veiksmo, tai gal ir nereikėtų labai ten pergyventi, neskaičiuoti tų kąsnių. Aš pati tikrai buvau tas vaikas, kuris ten nevalgė mėsos iki turbūt, nežinau, 10, 11, 12 metų, o paskui buvo visiškai mėsinis laikotarpis, paauglystė, organizmo yra kiti poreikiai, daug išeikvoja ir energijos, ir ta branda. Ir visiškai pasikeičia turbūt tas poreikis ir pats valgymas, ir tikrai aš buvau toks visiškai mėsinis žmogus. Tai tiesiog, man atrodo, reikia suprasti, kad tai yra etapai. Tikrai reikia nepamiršti, kad yra atvejų, kai tai nėra etapai ir kai žmogus visą gyvenimą, ar ne, ten kenčia nuo kažkokių įsitikinimų, kad ten mėsa nepatinka, ar ten dar kažkas tai nepatinka ir nevalgo. Aš taip galvočiau, kad taip, kad jeigu tėvai tikrai ten ir kelia susirūpinimą, ne, kažkokie tai valgymo aspektai, tai pirmiausia pasikonsultuoti su savo pediatru. Jeigu pediatras yra mažai helpful, tai tada konsultuoti su mitybos specialistais, vaikų mitybos specialistais, kurie tame specializuojasi, kurie gali patarti, kažkaip kaip tą problemą spręsti. Bet tikrai man atrodo, aš negaliu teikti, kad taip yra, bet man tikrai atrodo, kad daugeliu atveju tai yra pačių tėvų galvoje susikurta problema, tai yra viena, o kitas dalykas, kad tie mūsų lūkesčiai, vaikas nėra suaugęs žmogus ir mes negalim tikėtis iš jo, kad jis suvalgys tiek pat, kiek mes, ar kad jam viskas patiks taip pat, kaip mums, mes turim daug daugiau patirties šitam reikale. Ir tiesiog truputėlį paleisti ir nesakau, kad nesirūpinti ar apleisti, tai nėra tas pats, bet tikrai stengtis mažiau pergyventi, jeigu tai nėra kažkoks tai kritinis atvejis. Ir Egle, truputėlį apibendrinant, tavo knygoje tikrai galima rasti daug sezoninių receptų, ko nepraleisti vasarą. Tu ir pati užsiminei, kad tavo pirmoji gydytoja sakė, jog artėja tas gerasis laikotarpis, kai tikrai turėsim iš ko rinktis. Kokį patarimą duotum tėvams, ko nepraleisti artėjančią vasarą iš tų sezoninių produktų ir galbūt pabandyti bent jau įvesti į namų lėkštes? Vasara ir ruduo man yra turbūt pats geriausias metas. Mažiausiai galvos skausmo. Jo, ir mažiausiai galvos skausmo ir aš to pačiu ir labai džiaugiuosi ir labai liūdžiu ir pykstu, kad mes gyvenam arti turgaus, nes aš ten einu kiekvieną dieną ir aš noriu viską parsinešti namo ir aš tada, kai parsinešu pilną krepšį, suprantu, kad mes nespėsim suvalgyti visko, nes aš noriu ir abrikosų, kurie būna vasarą, ir braškių, ir šparagų noriu, ir ta prastogų sezonas, ir juodėjais, ir bentai yra grastai, ir ten žiūrėk, dar prieš tai yra barbarai, žodžiu. Aš tikrai noriu visko ir ko nepraleisti, man atrodo, kad ne tik vasaros ir ne tik to rudens laikotarpiu, kurie yra ypatingai dosnus gamtos gerybėmis, man atrodo, tikrai aš knygoje tą pabrėžiu, kad yra svarbu atsižvelgti į tą sezoniškumą, nes maistas yra geriausias tada, kada jo yra. Tada, kada yra lietuviškas braškės dera, tada tikrai tos uogos yra skaniausios. Kada yra uogų sezonas, tai
Taip, gali valgyti šaldytą žiemą, maistinė vertė jos ten yra praktiškai lygiai vertės, bet tai ne tas pats, kas paimti šviežią uogą nuo kekės ir valgyti ją dar, kol jinai yra šilta, dar geriau nusiskynus nuo krūmo. Bet turbūt mano vienintelis patarimas tuo šiltuoju laikotarpiu, tai jeigu turit galimybę įsigyti produktų ne parduotuvėje, bet ir parduotuvėje. Šiaip sezoniškumas labai pastebimas, ar ne, kada jau prasideda ridikėliai, kada prasideda rabarbarai galim pamatyti, kada ten uogos kažkokios, kada pirmos šviežios bulvytės, parduotuvėse lygiai taip pat matosi. Bet jeigu yra galimybė įsigyti maisto produktų, ypatingai vaisių, uogų, daržovių iš ūkininkų, tai eiti ir pirkti tai, kas yra, tos produktus vasarą jos ypatingai sunku sugadinti, jie skaniausiai yra tiesiog, jeigu tai yra kažkokios bulvytės, tai šviežiai iškeptos arba apvirtos, jeigu uogos, tai iš visos geriau nieko nedaryti, aš laikausi tos nuomonės, kad geriau nieko nedaryti, tiesiog jas valgyti, jau kai atsivalgai, tada jau gali ten kepti pyragus ir kažką tai daryti ir pasikviesti vaikus kartu su savim, rinktis tai, kas yra ir valgyti tai, kas yra čia ir dabar. Tai turbūt ne konkretus patarimas, ką išbandyti, bet išbandyti kuo daugiau, galbūt neragautų. Aš tai aišku rinkčiausi rabarbarus ir abrikosus. Laukiam to sezono. Tikrai net saldu. Tai ačiū iš tiek tikrai naudingų patarimų, tikim, kad tikrai tėveliai ir ne tik tėveliai išgirdo labai daug ko, jeigu dar kažkokio įkvėpimo trūksta, tai tikrai ir knygoje, ir tinklaraštė, socialinėse tinklose tikrai Eglė labai aktyviai dalyjasi visko, tai visko rasti. Ir, tikimės, kad tikrai tų iššūkių tėvam kils mažiau, tiesiog reikia, kaip ir daug kartų kartoju tą žodį, kantrybės ir vaikas juk yra mūsų vaikas ir tų pastangų įdėti, nepatingėti ir tą žvaigždutę išpjauti ir tą suverti vėrinuką vaisių. Tai tikrai ačiū iš tiek naudingų patarimų ir ačiū mūsų žiūrovams ir klausytojams. Aš tai pridursiu, kad ar ir neapsigauti, nes ko gero tiek knyga, tiek paskyra skirta tikrai ne tik tiem, kurie augina ir vaikus, bet ir mums suaugusiems, kurie kartais gal pamirštam tą valgymo džiaugsmą, įsidedam į lėkštus, valgom ir atliekam tik funkciją, bet tikrai maistas yra gerokai daugiau, tai pasimėgaukim juo. Ačiū, kad atėjote, Eglė, ačiū, kad žiūrėjot, klausėt, ačiū Audiotekai už garsą ir vaizdą ir pasimatom po 2 savaičių. Iki.